Geriausias šių dienų mečas. Tai yra sveiki visi atvykę į naują video. Šiandieną aš jums pristatysiu 2 dienų į priekį geriausias rungtynes ir pasakysiu savo nuomonę apie jas. Tai šiandieną mes keliausime niekur kitur, o į Čempionų lygą. Čia bus pagrindinės šių kelių dienų rungtynės. Čempionų lyga jau išėjo iš atrankų ir jau prasideda rimtasis etapas. Pirmasis mečas yra Galatasaray prieš Juventusą. Visai tokios įdomus klubai tokie, kur nei labai geri, nei labai blogi. Nueikime į statistiką, matome Galatasaray su daug pergalių, Juventusas prastoj situacijai, bet mane nustebino žemiau statistika, tai Juventusui net 45%. Tai manau, kad Galatasaray kažkaip laimės 2-0. 2-0 laimės Galatasaray, užfiksuokit šitą. Sekančios rungtynės Dortmundas prieš Atalantą. Šiaip tiesiai šviesiai nei ta komanda kažkaip neįsiskiria, kažkaip nelabai geri kažkaip. Tai pažiūrėjus į statistiką, matome pergalių seriją ties tų klubo ir visiškai nežinau, bet be abejo šiek tiek žemiau matome Dortmundą 47%. Čia nuosprendis yra gana sunkus, nes Dortmundas yra iš Bundeslygos aš nežinau, apart to žinau, kad ten Bayernas dominuoja. Tai koks čia rezultatas bus, visiškai neįsivaizduoju. Man kažkaip nuojauta kužda, kad Dortmundas laimės 1-0 tiesiog. Nežinau, kodėl tokia nuojauta, tiesiog 1-0 ant Dortmundo. Geriausias šių dienų mečas. Tai yra Benfica ir Real Madridas. Dėl to, nes paskutinį kartą, kai Benfica žaidė prieš Real Madridą, o tai buvo labai neseniai, laimėjo Benfica 4-2 ir pateko į Čempionų lygos sekantį etapą ir dabar jie vėl susitinka. Ir Real Madridas turi comebackinti be Mbappé, be Rodrygo, be su Vinicijum pusiau daužtu, bet grįžtančiu į žaidimą ir su keletą kitų vidutinio galingumo žaidėjų. Be abejo grįžo į aikštelę Trentas, buvo matoma tik tokia highlightų, tikrai neblogų, tai tikimės geriausio. Ką aš manau apie šias rungtynes, tai tiesiai šviesiai 3-1. Tiesiai šviesiai 3-1 bus, galima dar pažiūrėti į statistiką irgi daug žadanti, net nustebinant Benfica atrodo geriau negu Real Madridas, bet tik šiek tiek. Tai jo, rezultatą laukite 3-1. Real Madrido pergalė. Toliau susitinka Interis prieš kažkokį klubą, vėl nežino kokį, Bodo Glimt, kuris man jau yra šiek tiek akį gundantis šį sezoną, nes kažkaip jis laimi prieš gerus klubus kažkaip. Tai tema tokia, kad statistika yra Interio 5 pergalės iš eilės, Bodo Glimt kažkokio 4 pergalės iš eilės, 1 lygiosios.
statistika rodo, kad 57 procentai ant Interio. Pažiūrėkime Bodo Glimt pastaruosius 5 geimus. Laimėjo prieš Athletic Madridą, laimėjo prieš Man City, tada laimėjo prieš kažkokį kitą klubą, tada laimėjo vėl prieš kažkokį kitą klubą ir tada lygiosis prieš Dortmundą. Kaip matome, sėkmėm paskutinio geimo nukrito. Prieš Man City laimėjo, prieš Atletiką laimėjo, dabar jau nebelaimės prieš Interį. Nors Interis nėra aštriausias peilis stalčiuje, bet aš prognozuoju 2-1. 2-1 Interis laimi. Sekančios rungtynės jau paminėtas Athletic Madridas prieš Klub Brugge. Sorry, jeigu netaip ištariu. Turime statistiką. Statistika yra Klub Brugge geresnė, Atletico blogesnė. Bet Athletic Madridas yra garantuotas 50%. Tai žodžiu, tema tokia, kad Atletikas ant Čempionų lygos turi išeiti į pergalės, į laimėjimus ir laimėti prieš šitą klubą. Tai žodžiu, tema tokia, kad pradžia yra paprasta, ji nėra dominuojanti. Nors buvo laimėjimas prieš Barceloną, bet visiškai neseniai buvo pralaimėjimas 3-0 prieš kažkokį klubą nesąmoningą La Lygos. Tai tiesiog paprastas laimėjimas 2-1 prieš šitą klubą, arba net 2-0, bet manau 2-1 bus. Tai tiek buvo rungtynių šias kelias dienas. Laukite ateinančio video po kelių dienų. Sekite mano TikToką, Instagramą, matote ekrane. Galite be abejo sekti tik šį YouTube'ą, nes čia irgi YouTube shortsų bus begalė. Pasikursim ant futbolą. Kas laukia pavasarį, jūs net neįsivaizduojat, kokios vizualios mintis mane semia šiom dienom. Tai jo, pasikuriam ant kūrybos, ant futbolo, ant Čempionų lygos. Tai jo, tiek iš manęs žinių ir iki pasimatymo.